Sveiki, esu Julija, Abepoje dirbu daugiau nei 3 metų. Esu verslo vystymo vadybininkė. Mano pagrindinės atsakomybės yra bendravimas su klientais, užsakymų priėmimas bei jų vykdymas. Taip pat perduodu klientų norimus prioritetus komandai. Stengiuosi užtikrinti, kad mechanizmas veiktų puikiai ir užsakymai būtų išsiųsti laiku. Savo kelią Abepoje pradėjau administratorės pozicijoje. Tačiau neilgai trukus supratau, kad man trūksta veiklos, atsakomybės, kad galėčiau pilnai save realizuoti. Tad turėdama laisvo laiko, eidavau ieškoti savo darbo ir buvau pastebėta. Mane pastebėjo tuometinė verslo vystymo vadovė ir pasiūlė dirbti kartu. Iš pradžių dirbau kaip jos asistentė, padėdavau su jos darbais, atsakomybėmis ir tada pradėjau dirbti su pirmaisiais savo klientais. Gavusi šiek tiek patirties, pasitikėjimo, supratau, kad esu ten, kur turiu būti. Praėjus dar kažkiek laiko, mano vadovė paliko įmonę ir man atiteko visi jos darbai ir atsakomybės. Tai turbūt ir buvo didžiausias iššūkis, pati pradžia perimti visus darbus, atsakomybės, klientus. Ir kiekvieną dieną yra didesnis ar mažesnis iššūkis, nes jos būna visiškai skirtingos. Tai man labiausiai patinka rutinos neatbuvimas, įvairovė, bendravimas su įvairiais klientais bei kolegomis. Abepos tikslas yra išvežti gaminius laiku bent 99%, todėl aš šito darbo negaliu atlikti pati, todėl bendrauju su gamybos vadovu, sandėlio atstovais ir kartais tenka bendrauti su inžinieriais. Džiaugiuosi pradėjusi savo kelią Abepoje ir tikiuosi toliau augsime kartu.